Kiekvienas žmogus, kiekviena asmenybė, kuris studijuoja būtent technologijas, turi galimybę atsiskleisti pats savo gebėjimus. Naudodamas garsą, vaizdą ir išmokęs naudotis šitom techniniam galimybėm šiuolaikiniam, jisai gali reikšti pilnai save. Vienas yra daugiau menininkas, kitas yra daugiau techninis darbuotojas, mes netgi iš tokia juokaudami ir rimtai sakom, gali netgi kurti kažkokį vienetą, gaminti produktus, filmus, klipus ir panašiai, kiekvienas turi savo gebėjimus. Todėl jauni žmonės ir vyresni žmonės, matydami, gebėdami suvaldyti šiuolaikinės technologijas, gali ne tik kurti, bet gali ir perduoti šiandieniam pasaulyje, gali didžiausiai, vadinkim, geografiniai provincijai, gali kurti ir būti produktą, intelektualų produktą perduoti pasaulio mastu. Tai yra nuostabu, tai yra Šiauliuose, dėl to tai yra man labai labai žavu ir įdomu. Tai tiek. Aš manau, kad multimedijos technologija yra labai perspektyvus dalykas, tai galima sakyti, kad tai yra ateities dalykas, nors iš tikrųjų tai yra jau šiandienos dalykas, iš tikrųjų tokių specialistų reikia, ilgą laiką jie buvo savamoksliai, imdavo informaciją iš įvairių knygų, interneto, bandydavo kažkokiu atradimų keliu eiti, o aš manau, kad labai gerai, kad yra atsiradusi tokia specialybė, kuri jau ir ruošia studentus ir padeda jiems, ir aš manau, kad tai prisidės prie šios srities specialistų kūrimo Lietuvoje, prie šios netgi, sakykime, pramonės šakos vystymo, nes tai, aš manau, Lietuvai yra vienas iš tokių turėtų būti prioritetinių tikslų skatinti tokią pramonės šaką, o būtent šiuolaikinės technologijos yra tas sritis, kurioje jį galėtų pirmauti ir tapti, nežinau, netgi Europos lyderė. Tai yra vienintelis dalykas, kuris yra reikalingas žmonės, protai. Tai aš manau, kad Lietuvoje turi būti kreipiamas didelis dėmesys šiai sričiai.